balsavimą. Kaip yra, man pačiam kreiptis, nesikreiptis, kaip šis balsuos. Tai aš nesikreipsiu, o jūs nežinau, kaip Sprendimą pagarsinkite, gerbiamas nereikia. Du žodžiai. Nes negalim išlikti. Taip, nusprendžia, kreiptis, nesikreipti Lietuvos Respublikos. Tai vieną žodį išbraukite, už kurį siūlote balsuoti. Taip. Aš suprantu, jeigu nesikreipti, tai raudonas deda. Sprendimas turi būti vieną žodį. Vieną žodį sprendimas. Kreiptis prabalsuojant prieš. Nesikreipti. Kas čia buvo? Viktorija, man siūlo iš vieno žodį išbraukti, iš visiems jau pasakyti, kad kaip balsuoti. Nepasakyti, balsuos kaip norės. Nu, aš suprantu, kai yra siūlymas kreiptis arba nesikreipti. Tai jeigu mes balsuojam prieš, kas kitos nesikreipti. Kas būna kaip? Sprendimo projektas prieš teikiant balsuoti turi būti aiškiai ir logiškai suformuluotas. Tarybos nariams prieš apsisprendžiant turi būti aišku, už ką jie balsuoja. Ar jie balsuoja už tai, kad kreiptis, ar už tai, kad nesikreipti. Tai teikiant balsavimui reikia palikti vieną žodį. Tai darykite alternatyvų balsavimą. Taip daroma alternatyvų. Yra pirmas kreiptis, tai kas balsuosit už, o antrą imsim už nesikreipti. Tai jūs konsultėsite. Tai pirmą balsuojam už tai, kas kreiptis, kad į Lietuvos Respublikos vyriausybę dėl tokiai savybė esančios gyvenamosios vietos pavadinimas Panemunės miestas pakeitimas į Panemunės kaimą. Kreiptis. Kas balsuosit už, tai mes kreipsimės. Už kaimą. Už 6 prieš 12. Sulaikė 6, atsiprašau. Tai pagal šitą mes rezultatą nesikreipim. Dabar kas kreiptis, parašom balsuoti. Sprendimas nepriimtas.